Turime su šiuo povandeniniu šautuvu susimedžioti maisto. Gerai, mes išvykstame. Ir aš negaliu nuslėpti jaudulio. Tai beprotiška, žmogau. O, pabandykime. O dieve vaikinai, šiandien mūsų laukia tikrai beprotiška serija. Dabar aš einu link šio paplūdimio, galite matyti aplink mane. Dabar esu tarsi šventykloje, kuri yra ant paplūdimio. Artimiausias kelias dienas, vaikinai, noriu pats susimedžioti savo maistą. Bet tai dar ne viskas, vyrai. Ten, ta kryptimi, mūsų laukia tradicinis Indonezijos žvejys, kuris šiandien nuves mus į vietą, kurioje dar niekada nebuvau. Ir kartu eisime povandeniniai žūkliai su žeberklu. Tradicinė vieta, kuri yra itin unikali Indonezijai. Ir nekantrauju jūs visus pasiimti kartu. Laikykime kumščius, tikiuosi, kad pavyks pagauti maisto, nes toks ir yra mūsų planas. Taigi pradėkime leistis šiuo paplūdimiu. Šiandien mūsų laukia žvejybos pasimatymas. Aš ir tu. Ir žinai ką? Geriausia žvejybos pasimatymo dalis yra ta, kad net jei nieko nesugauni, vis tiek smagiai leidi laiką. Taigi mes einame ten, mes bandysime laimę, tikimės, kad pagausime gerų žuvų. Tikiuosi. Parsinešime ją, iškepsime. Tradicinių indonezietiškų stiliumi. Nežinau, kas šiandien nutiks. Jūs einate kartu su manimi. Bus pašėlusi diena. Pradėkime. Koks nerealus šis juodo smėlio paplūdimys, žmogau. Tai iš tikrųjų beprotiška. Australijoje neturime nieko panašaus. Pažiūrėk į šitą nuostabų smėlį. Šiandien mūsų ginklas yra tikras grožis. 1,2 metro ilgio povandeninis šautuvas surite. Nes žuvys, kurias šiandien medžiosime, tikėkimės bus tikrai didelė žuvys. Čia taip pat turime savo nardymo pelekus. Šiame kuprinėje turiu dar keletą kitų smulkių reikmenų, kaip jūs puikiai žinote. Turime savo GoPro, turime savo droną ir taip pat turime savo nardymo kaukę. Ir tai beveik viskas. Tai beveik viskas, kas yra šioje kuprinėje. Po velnių, aš dabar prakaituoju kaip ir tie. Čia tikrai karšta. Manau, dabar yra kokie 35 laipsniai. Negaliu sulaukti, kol įlysiu į vandenį. Pirmiausia, turime susirasti savo laivą ir kapitoną. Aš net nežinau to vaikino vardo. Nežinau, ar jis manęs lauks. Gali būti, kad kažkas mūsų žvejybos pasimatymą tiesiog ignoruos. Tai nebus pirmas kartas, kai mane palieka ant ledo. Bet vis tiek, tęsiam toliau. Ei, einam. Gerai, taigi šiandienos užduotis aiški. Turime pagauti maisto su šiuo povandeniniu šautuvu. Šiandien keliausim plačiai ir toli, vaikinai, kur vyksta ypatingi dalykai. Bet visų pirma, turime surasti savo kapitoną. Net nežinau, koks jo vardas. Ir net nežinau, ar jis pasirodys ar ne. Turime vaikščioti po Indoneziją ir tikėtis, kad rasime tradicinį šių laivų savininką. Gerai, vaikinai, čia mūsų laivas. Opa, mes jį išstumsime. Gerai, aš įdėsiu šį maišą. Gerai, mes išvykstame. Vyručiai pajudėjo. Taip, kodėlgi ne? Tai ką tik visiškai nudegino mano nugarą, vaikinai. Bet iš esmės, visų mūsų įranga čia apačioje. Mūsų kapitonas yra gale. Vajanas. Vuhu! Legenda! Jis mus pasiėmė. Šiandien keliausime toli ir plačiai, vyrai. Plaukiame tolyn į jūrą. Gerai, ką tik jo paklausiau, kiek dar liko iki žvejybos vietos. Jis pasakė šiek tiek daugiau nei valanda. Taigi, žmogau, mūsų laukia rimtas plaukimas, vyrai. Ką jis darys? Iškels burę ir taip pat naudos variklį. Nes manau, gale šito daikto jis turi tik 20. Taigi, sukryžiuokime pirštus. Galėsime šiek tiek pasistumėti link zonos. Bet pažiūrėkite į tai. Čia tik aš ir jis iš Indonezijos. Šiai, varom! Gaudysime žuvų! Pirmyn! Šiandien taip toliai išplaukėme, nes plauksime apie valandą į niekur, į gilę mėlyną jūrą. Ir vyrai, leiskite pasakyti, nežinau, ar šiame laive dabar yra kokių nors saugos priemonių, bet tiesiog laikau kumščius, kad vėliau grįžtume į krantą. Bet kokiu atveju plaukiame toli į atvirą jūrą. Ir priežastis ta, kad žuvys, kurias šiandien gaudome, seka vandenyno sroves, atviros jūros sroves. O ką daro vietiniai? Jie pastato kažką vandenyno viduryje, kas pritraukia mažas masalinės žuveles. O tos didelės žuvys, spėju, seka tas mažas žuveles ir minta jomis. Taigi būtent ten šiandien ir keliausime. Viduryje niekur, mėlyname vandenyne. Ir tikiuosi, kad pavyks pagauti žuvų. Oi, dabar čia tikrai visiškas beprotybė. Pažiūrėk į šią sąlygą, žmogau. Negaliu nuslėpti savo susijaudinimo. Čia vanduo kaip stiklas. Jei šiandien pagausime žuvų, tai gali būti geriausia diena gyvenime. Rimtai pažiūrėk į tai. Tai tiesiog beprotiška, žmogau. Tradicinė indonezietiška valtis. Ten apačioje turime povandeninį šautuvą. Kažką turim. Gerai, kaip matote, štai prie ko čia žvejojame. Šitas daiktas vadinamas rumpungu. Nežinau, ar teisingai tai ištariu. Tiesą sakant, tiesiog stengiuosi kaip galiu. Rumpungas, kažkas panašaus. Ar aš teisingai sakau? Rumpungas, rampangas. Taigi, iš esmės, vyrai, matote, tai yra žmogaus sukurti statiniai. Matote, tai tiesiog, kas čia, bambukas ir panašiai. Bambukas. Šis vyras čia iš tikrųjų yra šio savininkas, ar ne? Tu esi šio savininkas. Taigi, jis turi šį ir dar vieną tolumoje. Iš esmės, vyrai, kokias žuvis jie čia pagauna? Pagauna vahų, tuną, marliną. Jie pagauna, žinote, visas tas geras rūšis, mahi-mahi, visas atviro vandenyno rūšis,
kurios, manau, susirenka aplink šiuos rumpungus esančius vandenyno viduryje. Kapitonas ką tik sakė, kad čia yra daugiau nei 1200 metrų gylio. Tai visiškai beprotiška, čia yra milžiniški kanjonai, kurie tiesiog veda į niekur. Ir taip, čia iš esmės ir būsime. Manau, žvejosime ir medžiosime su harpūnu. Pažiūrėk, čia pat yra masalas. Gali matyti, kaip jis verda paviršiuje. Žmogau, kur tas didysis marlinas, kuris tiesiog praplauktų ir sugriebtų jį? Gerai, kapitonas turi mus priplukdyti tiesiai prie šio rumpungo dabar, taigi jūs galite tiksliai pamatyti, kas tai yra. Žmogau, šitas dalykas beprotiškas. Taigi, kapitonas ką tik pakvietė mane ant šio rumpungo dabar, taigi mes iš tikrųjų ruošiamės užšokti ant jo. Gerai, mes dabar stovime ant rumpungo virš 1200 metrų gylio vandenyje, taigi jūs tikriausiai galite matyti visas tas mažas žuveles ten, vyrai, ir būtent jomis maitinasi visos didelės žuvys. Taigi, ką mes darome? Mes iš esmės laukiame, kol šie žvejai pasišalins ir tada šoksime į vandenį ir tikimės, kad galėsime ką nors pagauti tuo harpūnu. Tai beprotiška, žmogau. Negaliu patikėti, kad esame 1200 metrų gylyje. Ir tiesą sakant, tai neįtikėtinai gilu, kiek mes nuplaukėme. Mes keliavome tik valandą ir jau esame tokiame gylyje. Australijoje namuose reikėtų plaukti kelias valandas ilgiau. Pasirodo, čia jie pagauna beveik viską, ką galėtum rasti 1200 metrų gylyje. Gerai, už nugaros pastebėjome būrį mahi žuvų. Tai ką, palauksime vėliau ir tada šoksime į vandenį, ką? Vėliau. Manau, žinai, truputį saulėta. Taip. Taigi palauksime, kol saulė šiek tiek nusileis ir tada šoksime į vandenį bei tikrai pagausime keletą tų mahi. Gerai, kapitonas ką tik davė mums leidimą, vaikinai, rengiuosi. Taigi darome pirmą plaukimą su srove prie šio rumpungo. Tikėkimės, laikome kumščius, kad galėsime ką nors gero pagauti, nes mums reikia maisto vėlesniam gaminimui. Štai kur iššūkis, žmogau. Manau, jis išleido mane aukščiau pagal srovę. Pradreifuosime pro šalį, tada apsuksiu kelis ratus aplinkui. Toks ir yra planas. Ar viskas gerai čia, kapitone? Gerai, čia viskas tvarkoje. Lendame į vandenį, susitiksime ten. Einam. Taip. Kai kuriems žmonėms tai yra blogiausias košmaras. Vienas pats povandeninėje žūklėje virš 1200 metrų gylio vandens. Tai yra rojus. Gerai. Rumpongas yra ten, tolumoje, taigi mes ten nusigausime. Tikėkimės, kad pagausime žuvies. Einam.
Jis tiesiog atplaukė tiesiai prieš mane. Tai yra auksaspalvis mahi žmogau. Pažiūrėk į šitą daiktą, jis tiesiog milžiniškas. Wow, mes pagavome milžinišką mahi. Šitas padaras tiesiog išlindo prieš mane ir tiesiog spoksojo į mane žmogau. Aš greitai jungiau tą GoPro ir pataikiau jam tiesiai į galvą, iškart jį pribaigiau. Po to jis nebejautė jokio skausmo. Aš net nežinau kokio dydžio tas padaras, bet jis didelis žmogau. Wow, mes tai padarėme. Taip. O, kapitone. Legenda žmogau. Oh. Gerai, vaikai, aš padedu šitą daiktą atgal. Mes tai padarėme. Labai ačiū, kapiton. Tu šaunuolis. Šaunu. Pažiūrėkite į tai dabar, vaikinai. Mums sekasi labai gerai. Turime tūno. Ten pagavome vieną lever jacket žuvį. Šitą monstrišką mahi, kurį pagavau. Kitas mažesnis mahi. Pažiūrėkite į tai dabar, vaikinai. Šiuo metu saulė leidžiasi virš ugnikalnio. Ir pažiūrėkite į tai. Mums neįtikėtinai pasisekė. Vaikinai, geriau už tai jau nebebus. Pažiūrėkite į tai. Čia pat turime milžinišką ugnikalnį. Saulė leidžiasi už horizonto. Jūs tai girdėjote vieną kartą, girdėjote 2 kartus. Bet būtent dėl to mes gyvename. Nu tai buvo vienas beprotiškiausių nardymo popiečių, vaikinai. Nežinau, ar matote už manęs, bet ten yra valtis. Tai iš tikrųjų yra mūsų kapitonas, vaikinai. Jis dabar priplaukė, nes vakar, kai pagavom tą žuvį, jis man pasakė, ateik į kaimą. Parodysiu tau keletą tradicinių Indonezijos būdų, kaip paruošti šią žuvį. Taigi, vyrai, mes gaminsime kartu su šiais žmonėmis. Bus beprotiška. Išmoksime tiek daug naujų technikų. Esu tikras, kad sužinosime įvairių būdų, kaip jie čia gamina maistą. Ir aš negalėjau praleisti tokios progos. Jūs mane pažįstate. Aš dažnai vienas gaminu maistą paplūdimyje. Ir vyrai, leiskite pasakyti, kartais man visiškai nepavyksta. Todėl bus gera, jei vietiniai man pagamins tradicinio maisto paplūdimyje, tikiuosi, ant laužo ar kažko panašaus. Taigi bus tikrai įdomu, mes leisime žemyn, jis susitiks su manimi paplūdimyje ten apačioje ir mes iškart pradėsime. Gerai, vyrai, mes jau čia užkursime laužą čia ir dabar. Matote, jis pradeda valyti žuvį. Tai yra gaidžuvė, kurią pagavome vakar. Ką tu čia darai? Tu tiesiog nulupi odą. Taigi, kaip matote, vaikinai, ši žuvis turi labai tvirtą odą. Tai beprotiška. Gerai, tu daryk. Pažiūrėkite, jis tiesiog nulupa šios žuvies odą. Ji tiesiog liko be odos, pažiūrėkite. Visiškai ją nudyrė, visa žuvis štai čia. Gerai, jis tiesiog išima visą žiaunas ir vidurius. Matai, čia pat atrodo labai švariai, pereinam prie kitos. Čia turime po vieną kiekvienos žuvies. Taigi, matai, čia turime trigger žuvę. Kas čia? Turime emberdžekas, o čia turime vieną iš geltonpelėkio tuno, kurį jis pagavo. Ir dar šią mažąją mahi, kurią pagavome. O didelę mahi, ar jie pamaitinai savo šeimą, ar pardavei? Aš atidaviau savo broliui. Tu atiduodi ją savo broliui. Mano brolis turėjo šventę. Šventė. Kas tai? Kokia šventė? Kam ji buvo? Gimtadienis, vestuvės? Taip, žinau, 3 mėnesių kūdikis. 3 mėnesių kūdikis. Gerai, taigi ta didelė žuvis, kurią vakar pagavome, vaikinai, atiteko 3 mėnesių kūdikio šventei. Taigi taip, nuostabu žinoti, kad šis žmogus čia ją dovanoja. Mes parūpinome tą didelę žuvį, kas yra nerealu. Dabar jis valo šį emberdžeką. Yra kažkas ypatingo stebint, kaip kiti žmonės valo žuvį ir kaip jie tai daro. Tai tiesiog labai įdomu. Jūs žinote, kad kiekvieną savaitę matote, kaip aš valo žuvį. Taigi kartais man patinka paįvairinti, pažiūrėti, kaip tai daro kiti žmonės, žinote, skirtingos kultūros, kaip čia Indonezijoje. Taigi tikiuosi, kad galėsime išmokti keletą dalykų, kurie visiškai skiriasi nuo to, kaip mes tai darome. Vyrukai, tie gaidžiai fone nenustoja giedoti. Bet kokiu atveju pereiname prie gaminimo. Dabar užkuriame laužą. Gerai, matote, jis dabar tiesiog įpjauna šią žuvį. Pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo ta mėsa. Ji labai balta, ar ne? Jis iš esmės tiesiog įpjauna šią mėsą. Tai labai panašu į tai, kaip aš darau, vaikinai, Australijoje, kur mes įpjauname mėsą ir tada įatriname visus prieskonius. Taigi matote, kad taip daroma įvairiose kultūrose. Gerai, dabar ugnis jau užkurta. Manau, jis ruoš kažkokius kitus ingredientus, kuriuos dės ant žuvies. Taigi eikime pažiūrėti, kas tiksliai vyksta. Čia deda česnaką. Kas čia? Megiai. Gerai, tai kažkokie prieskoniai, manau, kuriuos jis dabar deda. O kas čia? Druska. Kas yra? Druska? Druska. Žmogau, jis ten gerai viską išmaišo. Tai vadinama kecapu. Jis šiek tiek kitoks nei mūsų. Čia tai panašu į saldų sojų padažą.
Taigi štai, ką jis ten deda. Vienas dalykas, kurį pastebėjau, jie čia tiesiog dievina tą kecapą. Jis panašus į saldų sojų padažą, skonis iš tikrųjų labai geras, jie jį deda beveik ant visko. Gerai, dabar jis paima žuvį, čia turi šias kepimo groteles. Manau, jis ketina įdėti žuvį į šias kepimo groteles. Jis dabar jas krauna viena ant kitos. Gerai, dabar matot, kad žuvis pradeda gražiai apskrusti. Manau, jis tuoj pridės šį prieskonių mišinį, jis ką tik tai atidarė. Matote, jis tiesiog įtrina prieskonius į visas tas mažas įpjovas, kurias padarė. Atrodo tikrai gerai. Vienas dalykas, kurį pastebėjau, yra tai, kad jie užkūrė labai lėtai degančią žarijų sluoksnį. Ir ką jis daro, tai manau naudoja šį ventiliatorių ir tiesiog palaiko žarijas, kad jos degtų lėtai ir tolygiai. Taigi jis neturi didelės liepsnos, tik labai lėtą kaitrą. Ir tai turėtų tolygiai iškepti tą žuvį. Taigi taip, tai yra kažkas, ko aš mokausi. Gerai, manau, kad jis dabar apverčia ją. O, pažiūrėkit tai. Tai atrodo neįtikėtinai gerai. Oho, žuvis pradeda įgauti tikrai gražią spalvą. Matote, jį pradeda kepti, kai akis pradeda balti ir tampa pieniška. Tai atrodo tiesiog neįtikėtinai. Matote, žuvis čia kepa. Pastebėjau, kad šiuose kultūrose žmonės mėgsta saldaus ir sūraus derinį. Būtent tai mes čia ir turime. Turime druską, kuri aišku suteikia tą tikrai sūrų skonį. Ir tada turime tą saldų sojų padažą, kurį jie vadina kečupu, kuris iš esmės suteikia saldumo. Taigi tai tarsi ant žuvies sukuria malonų skonio kontrastą. Sukūrė tikrai puikų skonį, todėl labai įdomu pamatyti, kaip tai pavyks. Aš niekada anksčiau nesu valgęs tokios žuvies. Ir tai visiškai nuostabu, kad ta milžiniška žuvis, kurią vakar sugavome, atiteko jo broliui, kuris švenčia 3 mėnesių vaiko sukaktį. Štai kodėl aš tai darau, vaikinai. Tai tam, kad čia galėtume pasidalinti žuvimi, kurią pagavome. Pasidalinti ją su vietiniais žmonėmis, pažinti šias kultūras, sužinoti, kaip jie čia ją gamina. Štai kodėl mes tai darome. Nerealu. Pažiūrėk į šią žuvį dabar. Ji tiesiog kepa. Turime saulėlydį. Čia pat matome laivo vairą. Jūs mane pažįstate, paprastai gaminu vienas, tik su jumis. Bet kartais, žinote, man patinka šiek tiek paįvairinti. Aplankome naujas vietas, susitinkame su naujais žmonėmis. Ir šis kapitonas, manau, pakvietė mane atvykti čia ir kartu su juo gaminti. Ir aš negalėjau atsisakyti, turėjau atsivesti jūs visus. Ir taip, tai nuostabu. Dabar labai daug ko mokomės. Niekada anksčiau nesu ragavęs šios žuvies ir aš turbūt labai laukiu, kada galėsiu jos paragauti. Pažiūrėsim, kaip seksis. Bus nerealu, vaikinai, šitas saulėlydis irgi nuostabus. Gerai, ką tu čia dedi? Srau, buprakan. Okay. Srau, dim. Nežinau, kas tai yra. Gerai, kvapas labai keistas. Baljetiškas? Baljetiškas. Balėtiškas. Tai yra iš krevetės. Iš krevetės. Matote, jis deda prieskonius, spėju ant žarijų. O tai tikriausiai suteikia skonio. Spėju visai žuviai dabar. Turime česnako, svogūno ir daug čili. Spėju, jie tiesiogiai pagardins žuvį, kai ji bus paruošta. Atrodo, kad jau beveik viskas paruošta, vaikinai. Jis ką tik padėjo, manau, keletą bananų lapų čia. Taip, mėsa tiesiog krenta nuo kaulo, galite matyti čia. Dabar viską sumaišysite kartu. Gerai, jis dabar viską sumaišo kartu. Wow, tame mišinyje tiek daug čili, vyrai. Nuo to man tikrai plaukai ant krūtinės užaugs. Bet dabar tai tiesiog neįtikėtina. Turime nuostabų saulėlydį. Matote, dabar auksinė valanda. Čia pat vyksta gaminimas. Fonai matosi valtis. Tai bus nerealu, negaliu sulaukti, kada paragauti. Gerai, vyrai, manau, atėjo tiesos akimirka. Laikas paragauti šio patiekalo. Dabar pasimsime šiek tiek žuvies. Pasimsime šiek tiek šių prieskonių čia. Štai ir kapitonas, jis vakar mane nuvedė prie žuvies. Turime maisto. Pabandykime. Ohohoho, nuo to net plaukai ant krūtinės auga, žmogau. Tai taip aštru, bet taip skanu. Gerai, dar vieno dalyko reikėjo, kad užbaigtume šią seriją. Kapiton į sveikatą. Labai ačiū, kad man pagavai žuvies ir kad ją pagaminai. Štai dėl ko mes gyvename, vyrai. Kepame žuvį, valgome žuvį. Wow. Vaikinai, tai buvo tikrai pašėlusi laida. Labai ačiū, kad buvote kartu. Jūs žinote, kaip stipriai jūs myliu. Prašau, paspauskite patinka ir prenumeruokite, jei dar to nepadarėte. Ir pasimatysime kitame pašėlusiame nuotykyje. Daug meilės, iki pasimatymo.